Sveikas. Su šituo video kviečiu tave į virsmą. Tai yra genčių organizuojamas visos dienos vyrų vidiniam augimui, vidiniam darbui skirtas renginys. Ir tai jau trečiasis tokio tipo renginys. Ir šį kartą mes vedėjai kiekvienas pasirinko po tam tikrą temą, kurią apsibrėžiam, aplinka maždaug vyks darbas renginio metu. Ir aš pasirinkau priklausomybių temą. Ir kai sakau priklausomybės, neturiu omeny tik tais alkoholį ar kitas medžiagas. Man tai yra platesnė tema, kuri apima ir socialinės medijas, žalingus santykius ir panašius dalykus. Iš esmės bet ką, kas mus veikia kompulsyviai ir žalojančiai. Tai kodėl būtent priklausomybių tema? Ir turbūt dvi pagrindinės priežastys. Pirmoji tai, kad iš mano patirties priklausomybių tema yra gerokai labiau paplitusi negu plika akim matosi galbūt. Tik tiek, kad paprastai žmonės vengia apie tai kalbėti. Gėdijasi, slepia nuo kitų, galbūt net ir nuo savęs. Ir tas tik dar labiau blogina visą situaciją, mano supratimu. Tai norisi šiek tiek ištraukti į dienos šviesą, paieškoti drąsos ir išgirsti, ką kiti turi pasakyti šitą klausimą, kad tiesiog nelikti vienam. Kitas dalykas, tai priklausomybių tema labai siejasi labai persipinusi su daugybė kitų dalykų. Kaip minėjau, ir gėdos jausmu, ir kontrolė, bejėgiškumu, prasmės jausmu ar jo trūkumu, depresija, labai daug dalykų, kas yra apsipynę aplink priklausomybių temą. Tai kviečiu prisijungti prie mūsų ir kartu pirmiausia jausmiškai prisiliesti, kas stovi už mūsų žalojančio elgesio. Ačiū.